kaip bendravosi? Ne. Taip, jūs būsite išvykę. Miestas rajonas. Taip, miestas. Ne, tai jokių, aš tai nežinau, Anselėtas. Aš čia ką reikalingas, nereikalingas, bet bendrauk. Gerai. Bendrauk, kad jį mano kolegės visą savaitę. Čia ką? Aš Giminaitis. Pusbrolis. Paskaityti. Gerai. Ne, bendraukit. Bendraukit su vaiku, kai bendravo toliau. Labas. Žinau, jau važiuoju? Ar dabar turi prašymus, kad jums tai kiek rajonų mane rankos yra? Taip. Ne, nu tai važiuoju, taigi seminaras. Taip. Ne, nu tai kuriuo tada? Tai kuriuo jūs važiuot tada seminarą? Gerai. Galėsim. Nu tai ką jūs būdami Pandorą visi? Atvyko, esate. Ar? Klausom. Mes aš jau atvažiavau. Ką? Ne, mes tam pas neburbėjom. Man reikia bendrauti. Jo. Taip. Važiuokit, jūs ten kur važiavot. Važiuokit, kur važiavot. Jau tegu ką nori, jau mergaitė, tai jau jie nepaėmė. Ne. Tegu stankūnai, kaip jūs. Ko netrukdot? Aš nesvarbu, mergaitė niekur neis, net negalvokit. Šas, palaukit, aš prašau baigti! Baigti, prašau! Žala yra vaikų daroma, negalima taip padaryti. Traukit nuo vaiko! Ką jūs darote? Traukit! Padėkit vaiką! Padėkit vaiką, prašau!
Prašau visiems išeiti. Galėtų, prašom, išeiti. Prašau išeiti. Oi, gyvyn, plauka! Žiūrėkit, atsisėsti. Niekas neveš vaiko. Nieko vaiko neveš. Mama, prašau pasitraukti. Senelį veskite. Mama, prašau pasitraukti. Prašau patraukti. Patrauk apsauginius. Sukraukit, patraukit. Nusiraminam, visi nusiraminam. Man praktiškai lūpa apsauginius. Viskas, vaikas lieka čia. Viskas. Tai yra žala vaikui. Prašau visus išeiti. Viskas, baigiam, vaikas. Kazaro gyvuliai. Baigiam, vaikas. Ne, viskas. Kirtai į veidą. Lūpą prakirto. Viskas, pasakė, vaikas lieka. Palauk, mama, pasakė, vaikas lieka čia. Va, mama, palauk, nestim. Palauk, pasakė, kad vaikas lieka čia. Laima, sakė, vaikas lieka čia. Viskas. Viskas, susitikimas baigtas. Viskas. Viską pasakyk. Baigiam. Ramiai. Sėskit. Viską pasakyk, ką tu galvoji. O pažiūrėkit, čioną visą sudaužė. Palauk, ramiai. Aš nutraukiu šitą reikalą. Prašau išeiti visiems. Ką, veikiau? O aš negaliu su pasėsti. Prašė išeiti visiems. Prašau visiems išeiti. Jūs išeiti. Apsauginiai, tegu išeina visi. Einam visi gal. Prašau, Prašau apsauginiai, tegu lieka. Prašau išeikite, lieka vaikų teisės, psichologas ir mama. Prašau visi. Gerai, išeinam. Prašau visi išeiti. Lieka vaiko teisės, apsauga ir mama. Močiutė, prašau išeiti. Neučiukas išeiti. Prašau išeiti. Jūs vaistų suleidžiate. Niekas Ponia, prašau išeiti. Paimkite kičiulį. Susitikimas baigtas, mes neimamos nieko viskas. Šiandien susitikimas baigtas. Sprendimai vėlesni susitikimas, su visais susiderinus. Yra nuspręsta paimti mergaitę šiai dienai ir gauti teismo Čia yra žala vaikai, teismo sprendimą. močiutė krenta ant kojų. Ar vaikas bus paimtas, ar vaikas bus nepaimtas, žala vaikui yra padaryta. Yra teismo Tai, kas vyksta šiandien, yra žala taip pat vaikui. Šiandien to nebus. Nu, ką jūs fiksuosite? O kas, tai prašau tada išeiti. Antstolį, pasakykite, antstolį pakviestų. Tegu antstolį nušuoja. Niekas neišeisim. Aš iš savo namų išeisiu. Prašau, galvokim apie mergaitę. Tikrai, biškį paklauso moteriškės, nes vaikas svarbiau. Ramiai. Viskas. Kvieskite antstolį, tegu filmuoja. Deimantė, tu lieki šičia. Viskas. Senelis, močiutė, čia yra viskas. Nu, šuola, tu daužys. Nu, apsauginis man pakirtų lūpą. Apsauginis grėbiai, va tas valgas. Palaukit, nu. Kur stovi. Ir kirto vyrišką. Einam į koridorių. Tegu lieka mama senelė. Einam į koridorių, tegu pasilieka vaiko teisės ir mama. Einam į koridorių, jūs įspręs. Neringa muštynės, man pakirto lūpą. Ir va šitas pareigūnas paklausė, jau Pane, pasakoja. jūs ten iš vis neturėjote dalyvauti. O jūs turėjot? Aš Jūs turėjau. turėjot. Aš O jisai vykdau turėjo, teismo jis mergaitę gina. Ką jis darė? Jis mane mušė. Jisai jūsų nemušė. Ne, nemušė. Tikrai jisai jūsų nemušė. Kaip tai nemušė? Jisai jūsų Ir- nemušė. Nežinau, Yra tai užfiksuota. matot, jūs ten vartėtės visi, tai gal ir Ai, susitikite. jūs sąžinės turite, ar ne? Turiu. Aš sąžinę turiu. Ai, ne. Jūs su tais batais, atsiprašau. Su baltais keliais. Jums įdėvė jau viską. Tai kad vaikų teisės sako, kad šiandien susitikimas baigtas. Vaikų teisės, grinai sako. Tai čia yra vaiko perdavimas. Perdavimas. Bet vaikų teisės. Jūs paklauskit. Jūs ne manęs klauskit, ne manęs, vaikų teisų paklauskit. Aš nenoriu nieko sakyti. Klausykit, bet vaikų teisų paklausykit, bent vaikų, ne manęs, vaikų teisų. Mes tai žinom. Tegu nusiramina ten mergaitė ir ten tas dramos teatras, tas grivimas ant žemės, jisai gero nieko neduoda, jisai tik sužalojo vaiką. Jeigu rūpestingi seneliai būtų, šitai būtų nesėdė.
Šitą neleisiu. Vaiko teisės privalo vaiką perduoti, yra toks sprendimas priimtas ir čia mes patinka, nepatinka sprendimus, mes privalom vykdyti. Man irgi nepatinka bus. Bet tai vaikas nieko nereiškia, vaikų teisės sako, tai... Vaikų teisės dalyvauja susitikime, susitikimas baigtas. Bet Yra nuspręsta teismų sprendimų perduoti. Aš suprantu, kad prieš žmonės galima jėgą naudoti, bet prieš vaiką tai negalima. Prieš vaiką jėga reikia naudojama. Taip, bet tai vaikas... Niekas nenaudojama, o kas dabar jėgą naudoja prieš vaiką? Bet Kas naudoja? Jūs filmavote, tai jūs suprantu, galėsite peržiūrėti, kas naudoja jėgą. Niekas močiutė su seneliu apsikabino ir griuvo ant žemės ir imituoti, kad vaikas yra imamas per jėgą. Nu, tai šitaip niekas nedaro, suaugę žmonės elgiasi neatsakingai, vaiko atžvilgiu. Nematot, kaip jisai klykė tas vaikas ir... Nu, taip yra, mes prie Taip vaiko... yra, mes nieko nenorim. Jeigu normaliai suaugę žmonės elgtųsi, mąstantys... Visi žmonės susirinkę, aš nesuprantu. Tai vaikai yra nežinau, jeigu rūpėtų seneliam vaiko gerovė, jie šitaip nesielgtų. Nu, nežinau, gal aš kažko nesuprantu. Ar vaikas gali naudoti tokį žodį pedofilai, tokio amžiaus? Nu, atleiskit, mano vaikas 11 nežino, kas tai yra. Mano lygiai taip pat, bet tai iš kur jie sužino? Iš aplinkos, kurioje auga. Aš manau taip. Ir šitai problema nesisprendžia. Jeigu yra teismo sprendimas, tai jisai turi būti vykdomas. Yra nuspręsta vaiką perduoti motinai ir taip bus padaryta. Taip, vaiko teisės... Pažydžia vis. Tai kad vaiko prieš vaiką jėgą, tai tik vadinasi, tik jau mušt negalima įmant, ne? Tik tas... Negalima, mes prie vaiko ir nelendam. Tik tai teismo yra parašyta, kad pašalinti visas kliūtis. Kas trukdo. Tai ir dabar močiutės ir senelio elgesys, kaip močiutės ir senelio yra kliūtis. Ir tas skrivimas ant žemės senelio ir močiutės. Taigi čia ne pareigūnai juos pervėt, jie patys iš karto. Jeigu vaikas laikosi įsikabinęs į senelį ar dar kažką... Vaikui šokas. Jo, bet vaiką plėšiant, tai čia ne jėga prieš jį. Nu kam tas cirkas, policija susives. Dabar čia kažkokie būriai kaip... Nu tegul mato Lietuva, nu tegul mato Vaicekauskienė. Kas mums nuo to? Nu tai gal kitiem nebus tai bloga. Čia yra teismo sprendimas. Teismo sprendimas. Nu ne mes nusprendėme. Tai mes nusprendėme. Prie ko mes kalti? Nu tai kodėl jūs mumis kaltinat? Ką mes gyvuliai kokie? Šunys? Nu o kaip elgėtis? Tai mumis įstatymas įpareigotai elgtis. Mes Per naudą už jėgą. tai gaunam. Per jėgą. Per kokią jėgą mes naudojam? Nu kas dabar darys, nematėt? Kas, kad jūs draskėtės? Pone, jūs už elektrą nenorit mokėti, bet reikia, žinokit. Tai lygiai tas pats. Sprendimo nenori vykti, bet reikia. Jūs geriau patylėkit. Pone, tai gerai teismo sprendimas. Gerai, jūs vykdykit. Bet yra žmogiškumas kažkiek vis tiek. Tai mes bandėm žmogiškąją prasme kiek laiko. Mergaitę prievartavo žmogišką, ne? Nuo gruodžio 16 tai įrodė. Gal čia yra tokių, kur tuo darbu užsiimate, už tai pagal jūs visi užsiimate. Pagal jūs. Pone, mes nervuojam, tai yra teismo... O jūs nesinervuojat? Nervuojas. Jūs čia normalu? Man nenormalu. Čia jums normalu, kad aš tokį darbą dirbat? Lietuvoje, kad sprendimų nevykdom. Taip ir esame. Gerai, kad jūs vykdot. Tai mes tam ir esame. Jūs tokia ir esat. Jūs tokia ir esat. Antstolio paskirtis yra vykdyti teismo sprendimus. Vaikus pradėsime gąsdinti jūsų pavardę. Ką padarysi? Kuo tas vyras? Didvyris. O didvyris. O padarė gerą darbą. Vaikam pasigir grįžęs. Jei turi vaikų. Jei turi vaikų pasigir vaikam. Šiandien padariau. Kada padarysi? Tu padarysi, aišku, kur tu nepadarysi. Tokio kaip tu padarom. Nesinervuokit ir nedarom tų cirkų. Padarom kiekvieną savo... Kaip atsisakys, teismas pasakys kitaip ir bus daroma atvirkščiai. Jeigu teismas nuspręs, kad mergaitę reikia grąžinti globėjai, bus grąžintas vaikas globėjai. Matot, kas sprendžia viską. Kažkuriai pusėje visada būna teismo sprendimas nepriimtinas. Patenkintų niekada nebūna teismo sprendimas.
Nuskambyk Dabašinskį, nežinau, vaikų teisės neleidžia imtų antstoliai vis tiek ima su policija. Tu skambik Dabašinskį, visur vaikų teisėm. Dabar vyksta arba paimus, arba ne. Nesinervuokit gerai, yra teismo nutartis. Mes tad nori ar nenori, mes turime įvykdyti teismo nutartį. Vaiko teisės, kadangi yra laisvė, jūs privalote vaiką paimti ir perduoti antstoliai. Jeigu jūs šito nedarysite, jūs būsite patraukta atsakomybėn už teismo nutarties įvykdymus. Ne, palaukit, ponė, nesinervuokit. Jūs būsite patraukta atsakomybėn. Dėl to jūs ir esat vaiko teisės. Įstatymė ir nutartyje yra parašyta, kad mes turim palaikyti viešą tvarką ir pašalinti jūsų šiandienai pareiga vaiką taip su vaiku pasielgti, kad jį netraumuojant ir atiduoti. Jinai sutraumuota. Ponia, traumuoja, žinote, traumuoja jūs. Gerai, dabar aš supratau atsakomybę. Jūs šiai dienai, šiai minutiai privalot vykdyti tai nedelsiant. Kiekvienas jūsų į temą pasakytas veiksmas ar tas, tai yra bus, jūs dabar prisėmėte atsakomybę ir nutraukėte teismo nutarties vykdymą. Mes jumis įspėjame už tai. Taip, kad prašom, gerbiamą vaiko atstovę teisių, prašomai ir užtikrinti, kad vaikas būtų perduotas man. Šitą moteris dirba savo darbą. Gerai, dabar aš noriu pasakyti, daugiau mes nediskutuojam. Aš savo poziciją irgi turiu išsakyti. Aš išklausiau jūs dabar išklausot manęs. Tai, kas įvyko šiandien, tai yra vaiko teisų pažeidimas. Vaikas nukentėjo fiziškai šitoje grumstyje. Jūs nesugebėjote. Gerai, bet mes nesugebėjome apsaugoti vaiko nuo šitos situacijos. Bet tai kas suleido? Aš suleidau. Gerai, tegul būna jūsų pozicija yra tokia. Taigi seneliai su mergaitė Tai, kas šiandien įvyko, mes neapsaugojom vaiko, vaikui yra žala padaryta. Skambik prezidentui. Ne mes, o jūs. Jūsų veiksmai nebuvo apgalvoti, kad mano veiksmai nėra, viskas mes mes šiandien. Jūs dabar privalote įvykdyti. Įvykdyta yra teismo nutartis. Teismo nutartyje aiškiai yra pasakyta kiekvieną. Mūsų veiksmai nebuvo derinti, ar ne? Viskas atvažiavome ir susiderino, mums nieko nereikia. Gerai, aš negaliu irgi, aš turiu vadovą. Aš pasikalbėsiu. Ne vadovą, dabar jūs esate viskas, dabar jūs prašau palaukti. Parašyta jūs paderinti taip, kad vaikas su mama būtų gražiai, kultūringai šeimai. Reikia skambinti gal šitą. Ne, jokių ligoninių. Kas jūs būsite? Nebandyk. Na, tai neringa. Gydytojai sprendžia. Neringa atvažiuoja. Palauk, neringa atvažiuoja. Kol neringa neatvažiuoja. Ir Aidas nieko. Čia jūs negalvokit. Ai pas mergaitę. Eik ir būk ir kol neringa negrįž, niekur nesitraukia. Mergaitė iš namų neik. Ir iš namų neik. Jeigu vaikui reikia skubios pagalbos. Neringa greičiau grįžt namo. Ir Aidas tegu grįžta. Niekas neveža mergaitės į ligoninę. Vaikit. Niekas neveža mergaitės į ligoninę. Jūs nesistumkit, ponė. Vytai, neleidė važiuoti, kol neringa be neringos nevažiuoti į ligoninę. Grįžta globėja viskas. Jo. Gerai. Jinai yra ne globėja, vaikų teisės jūs labai klystate. Pagal teismo sprendimą jinai nėra globėja. Vaikui reikalinga medicininė pagalba, vaikas nukentėjo, medikai sprendžia, kad reikia daryti tyrimus, vaikas atvežamas į gydymo. Kaip grįžt neringa? Tuoj grįžta. Jau pakeliui.
areštuoti. Tai yra sprendimas vežti ligoninę. Jo, tai aš einu, va, dar Tai pasiklausiu. medikas turi patvirtinti tiksliai, nes neturi persigalvoti, nes atsakomybė yra vyrai. Klausykit, leiskit, aš krašte pastovėsiu. Paskui nebūtų apkalbų, vyrai, aš dėl ko filmuoju, kad nebūtų nei ant jūsų, nei ant mūsų, kad nebūtų nesupratimų. Aš vykdau savo pareigą. Aš suprantu, vyrai, aš nesiginčiu. Negalima, yra negalima. Žinau, kur čia ta patalpa, gal ne, čia skalbykla, kažkur labai Turi kokią nors geresnė vieta. Klausykit, atsiprašau, gal galiu Ne, pafiksuoti? ne.